Trečias laiškas. Visata nuolat kinta, todėl ir tiesa yra nuolat kintanti. Kinta dažnis, vibracijos, naujos dalelytės įsilieja į žemės erdvę ir į žmogaus sąmonę. Keičiasi žmogaus fizinė ir energetinė struktūra, taip keisdama žmogaus suvokimo ir veikimo galimybės tiek žemėje, tiek subtilioje erdvėje. Keičiasi net ir subtilusis pasaulis. Jis taip pat auga ir vystosi pagal žmogaus sąmonės skleidimosi kryptį. Visata nei vieną akimirką neišlieka tokia pati, todėl žmogaus stiprus poreikis stabilumui yra neįmanomas ir sukelia nuolatinį diskomfortą ir nepasitenkinimą. Net kūrėjas nuolat kinta. Jis taip pat nuolatos auga ir tobulėja. Keičiasi jo vizija ir tikslai tiek žemei, tiek kiekvienam žmogui individualiai. Nuolatinis virsmas yra pagrindinis visatos principas. Virsme skleidžiasi sąmonė. Ramybėje nevyksta pokytis. Šiuo metu virsmas yra pagreitintas, nes žemėje atsirado sąmonių, kurios gali priimti ir skleisti šį pokytį, nešant visai žmonijai galimybę išeiti į kitokią realybę, pilną taikos ir meilės. Realybę, kurioje žmogus praras bet kokį norą lygiuotis ir siektis pranašumo, o sieks darnaus augimo bendrume. Virsmas ir kismas taps mūsų nuolatinė būsena, todėl turime būti pasirengę dideliems pokyčiams, kurie apjungs tiek žemiško, tiek aukštesnio plano būtį. Virsmo spiralė nusidrieks per mūsų suvokimo ašį, įnešdama griaunamąją jėgą. Nesugriovę seno suvokimo, negalime įlieti naujų idėjų iš aukščiausios sąmonės šaltinio, kuris nuolatos siekia mus pripildyti savo informaciniu srautu. Patraukime norus, lūkesčius ir siekiamybės pažinti save ir visatą. Įsileiskime tylą ir nežinojimą, kuriuose kunkuliuojant meilės, tikėjimo ir pasitikėjimo energijoms atsiveria ištisi pasauliai, dėsniai ir principai. Pokytyje skleidžiasi augimas, o virsme slepiasi amžinoji būtis. Virsmo amplitudė priklauso nuo žmogaus drąsos įsileisti pokyčius į savo gyvenimą ir atsiverimą šiems pokyčiams. Naujumo amžius ateina per išskleistą sąmonę, kuris sidabrinėmis gijomis susipynusi su kūrėjo sąmonės ašimi.